Sveiki, mano brangieji, kaip jūs gyvenate? Mano vardas Renata ir labai malonu, kad apsilankėte mano kanale. Labai ačiū tie, kurie atskrido nuo jūs, kurie atvažiavo manęs pamatyti, atvažiavo pasakyti labą dieną. Taip pat noriu atsiprašyti Klaipėdos ir Palangos ir viso pajūrio, kad neišėjo man jūsų aplankyti. Tikrai kitais metais mes su vyru planuojame vėl atskristi, abudu šį kartą ir galvoju, kodėlgi ne. Tai aš šitaip viskas. Aha, žiūrėkite, ką aš turiu. Lietuvišką vėliavą namo parsinešiau. Labai greitai, nekreipkite dėmesio, bandykite nekreipti dėmesio į šį vaizdą, kadangi neturiu nepermatomų stalčiukų. Ir tai yra sudėtos visos smulkmenos. Aš mėgstu, kad namai būtų tokie neapkrauti per daug, tai viskas yra stalčiukuose. Šiandienos video yra toksai paprastas, lengvo būdo, lengvo pasisėdėjimo, pakalbėjimo. Aš kalbu šiandieną apie savo gyvenimą truputėlį daugiau ir truputėlį pakalbėsiu taip pat apie savo svajones ir kaip aš savo padėjau jas įgyvendinti. Kaip supratau, kad labai nemažai jaunimų žiūri mano video ir ypač mane taip įkvėpėte tie, kurie atvažiavote su manim pakalbėti, su manim pabūti, pabendrauti. Man labai patiko pasižiūrėti jūs ir paprasčiausiai padėkoti, kad jūs esate ir kad jūs man padedate kurti, nes visuomet jūs mane matote, o aš jūsų nematau. Tai buvo labai didelis džiaugsmas man, kad aš jūs pamačiau ir supratau, kad tikrai tikri žmonės mane žiūri. Aš esu iš Prienų originaliai, užaugau Birštone iki 9 ar iki 10 metų. Mes su broliu persikraustėme į Prienus kartu su mama. Mūsų tėtė miręs, kaip mes buvome mažiukai. Apie brolį daug nekalbu, kadangi paprasčiausiai jisai daugiau privatesnio tokio stiliaus žmogus. Aš nelabai noriu kišti jo gyvenimų į viešumą, dėl to aš ir nieko per daug nenoriu apie jį sakyti. Jo vardas Linas, jisai gyvena Anglijoje ir tik tiek. Mano mama amžinatilsį, jinai dabar numirusi, prieš tai jinai pardavinėdavo kojines ir apatinį trikotažą. Mes su broliu ir su mama, žinoma, niekuomet daug pinigų neturėdavom. Ir aš jausdavau, kad būdavo nemažas trūkumas, bet tai yra normalus dalykas, kadangi tikrai darbai tuo metu buvo labai sunkus ir paprasčiausiai pragyvenimo lygis būdavo sunkus ir iki dabar, man atrodo, Lietuvoje kai kur yra labai sunku pragyventi. Mūsų mama investavo pinigus į Sekundės banką ir jinai po to visus pinigus prarado, visus pinigus prašiausiai bankrutavo ir buvo labai jai sunku, puolė į depresiją, pradėjo nemažai išgerinėti. Mes su broliu tikrai kankinomės žiūrėdami į ją, kaip jai būdavo sunku ir labai daug pagarbos savo mamai turiu iki dabar, kadangi jinai labai mus prižiūrėdavo, tikrai labai bandydavo mus išlaikyti ir suteikti gyvenimą, kad ir be tėčio, bet gerą gyvenimą. Ir aš užaugus matydavau ir augdama matydavau, kad finansinė situacija gali labai paveikti jūsų šeimos santykius. Ir man tas labai įstrigo. Aš visuomet turėjau tokią gyslelę, kad pati savo padėti ir labai norėdavau dirbti nuo jaunų dienų ir labai norėdavau save prisižiūrėti ir savo padėti. Tai kaip aš sulaukiau 18 metų, išskridau į Vokietiją, iš Vokietijos į Airiją, iš Airijos į Angliją, po to į Dubajų, iš Dubajų į Honkongą. Ir mes galvojame persikraustyti į Tailandą 3 metų ar 5 metų. Bet tai yra ne tame esmė. Šiandieną aš daugiau su jumis kalbu, kaip aš pasiryžau skristi į kitą šalį gyventi ir kas mane tai privertė. Kaip aš buvau jaunesnė, aš buvau toks žmogus ir iki dabar esu toks žmogus, kuri labai mėgsta pasvajoti, bet tuo pačiu metu aš noriu imtis viską į savo rankas, iniciatyvą. Nesu taip pat toks žmogus, kuris atsisėdęs verktų, taip gal paverksiu, kol mane labai sunervuos ir tuomet imsiuosi viską į savo rankas ir palaukit, man taip atrodo. Kuomet imsiuosi viską į savo rankas ir paprasčiausiai pakeisiu savo gyvenimo situaciją.
Aš pastebėjau, kad dauguma žmonių ne tik Lietuvoje, bet kur visame pasaulyje turbūt labai dažnai parašo e-mailus man arba žinutės ir sako, norėtų tokio gyvenimo arba kito, bet jiem neišeina. Ir mano būtų vienintelis gal toksai pasiūlymas arba patarimas. Rašykitės ant lapelių arba knygoje, ko jūs norite gyvenime ir bandykite to siekti. Bandykite būti protingi, žinoma, savo pasirinkimais, bandykite būti saugus, bet tuo pačiu metu negalvokite, kad jums kiti žmonės gali suteikti geresnį gyvenimą. Jūs turite patys arba pačios geresnių gyvenimų ieškoti, kovoti, eiti dirbti, mokintis, studijuoti, nežinau kažkaip. Dabar daugiau yra mokslų internetinių, kur jūs galite prisijimti mokslus, jūs daugiau galite save išsilavinti, galite darbą greičiau surasti kitur, galite paprasčiausiai puoselėti save ir geresnį gyvenimą savo susikurti greičiau. Kai buvau jaunesnė, aš tikrai labai norėjau geresnio gyvenimo, aš susirašiau ant lapukų, kokį gyvenimą noriu turėti, kokią šeimą noriu turėti, kaip aš noriu atrodyti, kaip aš noriu jaustis, kokį darbą noriu turėti. Ir aš pradėjau to siekti, nemažai draugų, aš turėjau pasakyti ate, taip pat turėjau pasakyti ate savo buvusiam sužadėtiniui. Labai daug žmonių, moterų ir vyrų, būna su antromis pusėmis, kadangi jiem yra geriau gal, arba šeima juos verčia, arba paprasčiausiai jie būna, kad labai ilgai kartu gyvena ir po to nusprendžia būti kartu, nors ir nelaimingi esą. Aš mačiau savo gyvenimą kitokį, nesakau, kad reikia viską mesti, bet jūs prisiminkite, kad jūs galite gyventi savo gyvenimą taip, kaip jūs norite ir niekas jums neturi priversti gyventi taip, kaip jūs nenorite. Taip pat prisiminkite, kad dauguma žmonių nusiteiks arba bandys kažką jums pasakyti blogų, jeigu jūs keisite savo gyvenimą į geresnėje pusę, nes dauguma žmonių nenori matyti, kuomet kitas žmogus puoselėja save, kuomet jisai žengia į priekį. Ir jeigu pamato, kad jūs darote kažką savo geresnio gyvenimo link, jie gali jūs labai neigiamai nuteikti. Ypač tie, kur jaunimas nesusituokęs, neturi vyro arba neturi žmonos, tai jūsų kelias yra atviras ir jūs nesėdėkite ir negalvokite, kad kažkas jums atneš ant lėkštutės geresnį gyvenimą, nes taip nebus. Jums reikia eiti ir kovoti už tai, ko jūs norite. Jeigu norite gražesnio kūno, jums reikia eiti į sporto salę. Jeigu norite daugiau energijos, reikia valgyti šviežesnį maistą, reikia valgyti maistą daugiau, kuris būtų su vitaminais. Jeigu jūs norite geresnių santykių su šeima, jums reikia taip pat investuoti savo laiko ir energijos su ja. Jeigu jūs norite turėti daugiau vidinės ramybės, taip pat jums reikia pasėdėti ir pamedituoti. Labai daug žmonių nori geresnių gyvenimų, bet jie nieko apie tai nedaro. Pasirašykite, ko norite, siekite savo tikslų. Tikiuosi, kad šis video padėjo, nežinau apie ką buvo per daug. Man labai patiko su jumis pakalbėti, ką aš kalbu, jūs sėdit. Ir ačiū, kurie atkeliaujate, ačiū, kurie atvažiavote. Taip pat dėkui tie, netgi kurie nesugebėjo atvažiuoti, nes aš labai suprantu, kad nėra lengva ir kai gal situacijos yra sunkesnės ir kažkaip sunkiau atkeliauti ir pamatyti kitą žmogų į kitą miestą, gal galimybės neleido. Geros jums dienos, ačiū labai, kad žiūrėjote. Ir viskas, labai jau gražus oras Honkonge, žinokit. Nėra nei per karšta, nėra nei per šalta. Mano darbas labai manęs pasilgo, parvežiau lietuviškų, kaip gražu, parvežiau lietuviškų šokoladų, tai visi labai mėgsta, ypač juodų šokoladų. Man atrodo, Vilniaus šokoladų pieniškų parvežiau šiems, taip pat labai patiko. Žmonės jau tikrai apie Lietuvą žinau. Taip pat vienam vyrukui nupirkau lietuvišką kepurę, kur buvo parašyta. Ir taip pat labai ačiū visiems už dovanas. Ir visų vardų neišsakysiu, bet labai dėkui visiems. Ir viskas. Gerai, geros dienos, Barklės ir Glorija sako labas. Bute. Glorija.